Sveiki visi. Šiandien septintoji mūsų dialektikos pradžiamokslio kurso paskaita. Jos tema dialektinė analizė. Per visas laidas buvo pristatyta dialektikos esmė, jos sąryšis su praktiniu mūsų gyvenimu, dialektikos istorija ir teorija, santykis su mokslu, bei pagrindinis dialektikos turinys, tai yra jos dėsniai, principai ir formos. Dabar pabandysiu visą tai susumuoti ir pritaikyti visuomenės vystymosi analizei. Ankstesnėse paskaitose aš jau buvau pateikęs atskirus tokios analizės fragmentus bei dialektinių pokyčių pavyzdžius. Dabargi iš dialektinių pozicijų panagrinėsiu artimiausią mums istorinį laikotarpį, iš kurio tarp kitko auga į daugelis dabarties problemų ir globalinio ir nacionalinio masto. O būtent aš kalbu apie 20 amžiaus istoriją. Beveik visas 20 amžius buvo, kaip žinia, paženklintas tokio socializmo ir kapitalizmo sistemų priešprieša, ir kapitalizmas ir socializmas, kaip ir bet kokios kitos sistemos, artėja prie žlugimo, kai pasiekia savo ribinę būseną. Apie ribas mes irgi kalbėjome jau šiame kurse. Kapitalizmas priartėjo prie tokios ribos didžiosios depresijos laikais, tai 30-ieji praeito amžiaus metai. O socializmas, tai TSRS Gorbačiovo perestroikas, bet bei Kinijos Deng Xiaopino laikais. Tai 80-90 metų sandūra irgi praeito amžiaus. Tai va, nuometinis JAV prezidentas, būtent kuris buvo prezidentu didžiosios depresijos laikais, Rooseveltas, kaip išeiti iš anos krizės, paskelbė taip vadinamą naują kursą ir atgręžė tuo pačiu šalį nuo pavojingos tokios artėjančios prie ribos tendencijos. Ir tuo pačiu jis išgelbėjo faktiškai kapitalizmo sistemą. Gorbačiovas gi, reformuodamas tarybinį socializmą, peržengė tą kritinę ribą. Ir ko pasiekoje faktiškai Tarybų sąjunga transformavosi į tokių kapitalistinių valstybių sistemą. Panašioje situacijoje socialistinėje Kinijoje visiškai kitaip pasielgė Deng Xiaopinas. Jis panašiai kaip ir Rooseveltas neperžengė ribos ir pasinaudodamas kai kuriais kapitalistinės santvarkais vaistais, kabutėse, išgelbėjo iš esmės sisteminį tokį socializmą su jo šalies kiniška specifika. Panašių kelių nuėjo ir Vietnamas, o šiandien bando eiti ir socialistinė Kuba. Taigi JAV, Kinija ir Tarybų sąjunga savo laikų buvo priartėjusios prie rizikingos tokios ribos, bet šių šalių valstybių vadovai elgėsi skirtingai. JAV ir Kinijos vadovai sugebėjo pervesti savo šalis į optimalaus tokio tarpribinio sisteminio vystymosi zoną. Ir vienu ir kitu atveju tai buvo padaryta pasitelkus kai kuriuos priešingos sistemos elementus. JAV perėmė iš socializmo valstybės reguliavimo funkciją, pensijinio bei kitokių socialinių išmokų mechanizmą, o Kinija iš kapitalizmo privačios nuosavybės bei kai kuriuos laisvos rinkos elementus. Tuo tarpu baziniai sisteminiai ir kapitalizmo ir socializmo principai išliko nepakitę.
Medicinoje, tarp kitko, yra žinomas faktas, kad vienas ir tas pats produktas gali būti ir vaistas, ir nuodas, priklausomai nuo dozės ir ligos aplinkybių. Šioje situacijoje ir suveikia šis dialektinis toks reiškinys. Optimalaus dialektinio vystymosi zonoje kapitalizmo į socializmo atžvilgių tai 2/3 visuomeninės valstybinės nusavybės į 1/3 privačios socializmo sistemos atveju ir atvirkščiai 2/3 privačios ir 1/3 visuomeninės valstybinės kapitalizmo sistemos atveju. Tokiu būdu subalansuotoje sistemoje iš dalies keičiasi ir visuomeninės bei privačios nusavybės turinys ir funkcijas. Visuomeninė nusavybė privatizuojasi pagal savo ekonominio efektyvumo rodiklius, o liaudės valstybės reguliuojama privati nusavybė socializuojasi pagal savo socialinį turinį. Ateityje, žinoma, visos šios proporcijos bei turinys ir funkcijos gali keistis ir tikriausiai keisis priklausomai nuo to, apie kokią sistemą jos tolimesnį vystymąsi eina kalba, apie socializmą ar apie kapitalizmą. Šioje vietoje akivaizdžiai pasireiškia toks sąmoningas, arba nesąmoningas dialektinio mąstymo principų praktinis pritaikymas didžiosios politikos srityje. Bet yra ir kitas tokio metafizinio, antidialektinio mąstymo pavyzdys panašioje situacijoje. Jis jau daugiau liečia demokratijos problematiką bei ekonomikos ir politikos kaip priešingybių vienybės ir kovos erdvę. Vėlgi toks pavyzdys. Vokietijoje 1930 ir TSRS 1985 metais ir Vokietija ir TSRS susidūrė su rimtomis ekonominėmis ir socialinėmis politinėmis problemomis. Vokietijoje vyraujanti Veimaro respublikos tokio demokratiškos anarchijos, galima sakyti, tendencija pasaulinės ekonominės depresijos fone atvedė šalį prie gilios socialinės ekonominės krizės slenksčio. TSRS vyraujantis per dešimtmečius vienpartinės tokios nomenklatūros autoritarizmas, pasikeitus pasauliniai ekonominiai konjunktūrai, irgi įsuko šaliai socialinį ekonominę tokią sunkumų sūkurį. Gelbėjant padėtį Vokietijoje buvo įjungta priešinga demokratijai jos apribojimų tendencija, kuri peržengus ribą atvedė šalį į fašistinę diktatūrą. TSRS atvirkščiai buvo pereita prie beribio tokio demokratizavimo tendencijos, kuri paskatino valstybės subyrėjimą. Tai yra ir vienu ir kitų klausimų pasireiškia toks kraštutinumo dėsnis, apie kurį jau kalbėjom praeitoje paskaitoje. Tokiu būdu ir didžiausias diktatorius Hitleris ir didžiausias demokratas Gorbačiovas pasirodė kaip tokie didžiausi metafizikai, kurių vykdoma antidialektiška tokia politika turėjo milžiniškas neigiamas pasekmes daugumai abiejų šalių gyventojams ir visam pasauliui. Lygiagrečiai abiejose valstybėse vyko ir ekonomikos politizavimo bei politikos ekonomizavimo procesai. Dėl politinių motyvų hitlerinėje Vokietijoje ekonomika buvo militarizuojama, o Gorbačiovinėje Tarybų sąjungoje atvirkščiai demilitarizuojama. Vokietijoje šį beribę tendenciją atvedė šalį į karą, į pakarinį krachą, o TSRS į faktišką istorinę kapituliaciją ir kariuomenės autoriteto diskreditavimą. Abiem atvejais rezultatas buvo vienodas – sisteminis, politinis, valstybinis pralaimėjimas. Vėliau šiaip netaip įveikus nestabilumo zoną ir galutinai sugriuvus buvusiems valstybiniams deriniams
Įvyko neigimo procesas ir susiformavo naujos kokybės valstybinės sistemas, kurios pradėjo naują egzistavimo ciklą. Deja, šiame procese aktyviai dalyvavo ir išorės jėgos, kurios sugebėjo situacijos dialektiką išnaudoti savo geopolitinių interesų labui. Perdėto ekonomikos politizavimo tendencija šiandien reiškiasi ir naujausioje Lietuvos istorijoje. Skandalingiausi pavyzdžiai šioje sferoje tai Williams afera, tai Leo LT istorija buvo tokia ir Klaipėdos suskystintų dujų terminalo avantiūra. Bei yra daug ir kitų tokių smulkesnių ekonominių sandorių, kurie buvo iš esmės politizuoti. Ir besaikės šios tendencijos, ekonomikos politizavimo tendencijos palaikymas ir skatinimas jau atsigrėžė savo priešingybę milžiniškais nuostoliais šalies ūkiui, mokesčių mokėtojams ir valstybės prestižui. Dialektiškai mąstant, tam tikras ekonomikos politizavimas tai neišvengiamas dalykas. Bet tai priklauso nuo ekonomikos vystymosi ciklo bei valstybės raidos stadijos. Ekonomikos politizavimas būna neišvengiamas pereinamųjų laikotarpių, kai vyksta esminiai pokyčiai. Stabilumo sąlygomis šią tendenciją turi keisti priešingą tendenciją, politikos ekonomizavimo tendenciją. Mūsų šalyje arba perdėm užsitęsia tas pereinamasis laikotarpis, arba politikai tiesiog nesuvokia ekonomikos ir politikos prigimties bei jų sąveikos. Ir čia nėra ko stebėtis, jie daug ko nesuvokia. O gal reikalas daug paprastesnis, tiesiog taip veikia tokia valstybinio masto korupcija. Apskritai, Lietuvos politinis elitas valdo šalį nepaisant jokios mokslinės tokios dialektinės logikos. Iš visų galimo vystymosi variantų mūsų valdžia beveik visada pasirenka blogiausią. Metafizinės visuomeninio gyvenimo tendencijos, kurias jis užsuko paleido į tikrovę, jau artėja prie visų įmanomų ribų. Kokybė jau, galima sakyti, nešia nauja kokybė. Bręsta neigimo situacija. Anksčiau ar vėliau dabartinis politinis ciklas, žinoma, pasibaigs ir prasidės naujas istorijos ciklas. Deja, ir vienu ir kitu atveju, ir baigiantis esamam ciklui, prasidedant naujam, dar neišvengiami ir tam tikri pokylių ir nuosmukių ritmai. Ankstesnėje paskaitoje kalbėjome apie nepriklausomybinių ir sąjunginių ciklų dialektiką. Ir pagal šią metodologiją, prognozuojant ateitį, galima teigti, kad Lietuva gali pergyventi dar vieną trumpalaikį nepriklausomybinį ciklą, bet vėlgi jį pakeis naujas ir daug ilgesnis sąjunginis. Pastarasis gali, žinoma, išaugti ir betarpiškai iš dabartinio ciklo pasikeitus vystymosi tendencijai. Ar tai bus nauja Europos Sąjunga, ar kokia kita, spėlioti dabar beprasmiška. Akivaizdu, kad dabartinė Europos Sąjunga yra priešingybė net ir tik deklaruojamiems pirminiams tikslams, idealams ir principams, dėl kurių ji buvo kadaise sukurta. Aš čia jau net nekalbu apie jos esmę, kaip tokio globalinio kapitalo išpatavimo užuovėje. Dabartinio geopolitinio virsmo ir gilios tokios antvarkinės krizės sąlygomis tokia, kokia dabar yra kokybinė jės būsena, tampa itin problematiška. Ir kaip sako vienas dabarties filosofas, vakarai tai visų problemų problema. Ir tik išsprendus ją galima išspręsti ir visas kitas problemas. Čia dar reikia įsidėmėti, kad šalia Lietuvos
apart Europos Sąjungos egzistuoja ir kitokios sąjungos, gali susikurti dar ir visiškai naujos. Iš viso šioje vietoje pravartu atsiminti, kad įvairių tokių tarptautinių institucijų ir tarp valstybinių susivienimų bei sąjungų atsiradimas atspindi bendrą istorijos tendenciją, jos pasaulėjimo arba globalizavimosi tendenciją, apie kurią aš jau esu kalbėjęs. Dabar socialiniuose moksluose madingas taip vadinamas civilizacinis požiūris į istoriją. Jis be abejo praeityje nebuvo tinkamai įvertintas ir tai neigiamai atsiliepia visiems istoriniams tyrinėjimams, bet čia irgi svarbu nepulti į kraštutinumą. Suabsoliutinus civilizacinį požiūrį, ypač paėmus jį be sąsajų su savo priešingybė, farmacinė teorija, žmonijos istorija tiesiog suskaldama tokius atskirus fragmentus, iš jos turinio eliminuojamas sisteminis pradas. Šioje vietoje dabartinio Kinijos lyderio vieningo žmonijos likimo idėja ir iniciatyva, tai tarp kitko dar ir bandymas atkurti tokią marksistinę, tai yra mokslinę istorijos raidos sampratą, sugrąžinti istorijai jos natūraliai dialektišką globalizavimosi tendenciją. Na, terminas globalizacija mūsuose iššaukia daug tokių neigiamų konotacijų, kadangi ši tendencija užvaldė taip vadinami liberal globalizatoriai, kurie patį globalizavimosi procesą pavertė totalinės amerikanizacijos ir westernizacijos reiškiniu. Bet pastaruoju laiku, kaip jau dabar matosi, stiprėja ir kitoks globalizavimosi variantas, kuris paremtas civilizacijų ir kultūrų įvairovę bei pagarbą nacionalinių valstybių suverenitetui. Taigi ir istorijos globalizavimosi procese vyksta ciklų kaita. Bet kas iki dabartinio ciklo pasikeitimo liks iš Lietuvos, štai kur esminis klausimas. Visuomeninių bei žmogiškųjų tokių pasirinkimų klaidos kaina būna itin didelė, o kartais net ir lemtinga ir valstybių likimui. Kaip bebūtų, Lietuvos dar laukia gana tokia dramatiška neapibrėžtumo zona, taip vadinamas bifurkacijos taškas, kai reikės rinktis tolimesnį vystymosi variantą. Dialektinio požiūrio į dialektikos metodo įsisavinimas bei valdymas tai toks praktiškas gana tikrovės pažinimo ir pertvarkymo instrumentas. Galų gale, kaip rašė Marksas 11 ir paskutinioje savo tezėje apie Feuerbachą, filosofai tik įvairiai aiškina pasaulį, bet reikalas yra tas, kad jį reikia pakeisti. Ir dabar epochos dialektika mums aiškiai rodo, kad jo nepakeitus jis tiesiog susinaikins. Na ir pabaigai išvados, tokie signaliniai teiginiai. Pirma, dialektinės visuomenės raidos analizės metodas tai galingas instrumentas pažinti ir suvokti socialinį žmonių gyvenimą, pokyčius bei juos tinkamai suvaldyti. Antra, 20 amžiaus istorija tai turiningas kapitalistinės ir socialistinės santvarkų bei demokratinių diktatoriškų politinių režimų dialektikos šaltinis, kuris sudaro tinkamą dirvą tolimesniam dialektinio metodo vystymuisi ir taikymui. Ir trečia, vertinant iš dialektinių pozicijų ir atsižvelgiant į vykstantį globalinį geopolitinį virsmą, Lietuvoje pagal visus dialektikos dėsnius bręsta naujo visuomeninio politinio vystymosi ciklo daigai su besiformuojančia nauja tendencija ir naujais prieštaravimais.
ir ciklų sandūroje atsirandančią neapibrėžtumo zoną gali atsiverti įvairiais pavidalais. Taigi tiek šią temą.